Sveiki, taigi šiandieną parodysiu, kaip reikia pradėti žaidimą esant naujokui. Pirmiausia, jūs turėsite pasirinkti žaidėją, kurio istorija vis kitokia. Čia, kaip matome, skirtingas kiekis pinigų, turi daugiau patirties. Geriausias yra mano manimu šitas. Kai išsirinkote, rašome /tinklą. Tada jums bus pateiktos serverio taisyklės, su kuriomis jūs privalote sutikti, kitaip bus blogai. Toliau vairavimo mokykla, čia galėsite išlaikyti mašinos, motociklo ir piloto teisės. Tiksliau malūnsparnio, bet nieko. Serveryje bus daug darbų, kurie yra su pakvietimu ar ne. Čia viską rasite parašę /darbai. Čia neįdomu. Serveryje bus taip pat greičio matuokliai. Jeigu pravažiuosite greičiau kaip 90 km/h greičiu, jūs gausite tam tikrą baudą, priklauso nuo greičio ir atitinkama nuobaudos tašką. Surinkę 10 tokių taškų, jūs prarasite vairuotojo pažymėjimą. Kad neviršytumėt greičio, galite rašyti autopilotas. Serveryje bus daugybė namų, bet geriausia pirkti išnuomojamą butą, kadangi namai pradžiai šiek tiek bus per brangus. Verslai taip pat likę tik tai pažaidėjus, galite pirkti žaidėjų, tuščių verslų nebėra, pradžiai per brangus irgi bus, turėsite šiek tiek uždirbti pinigų. Na, o čia vyriausybė, kurioje galite atsimti savo uždirbtus pinigus ir galite pasimti paskolą, kurios nerekomenduoju imti, nes turite grąžinti daugiau nei pasiėmėte. Jie galite atsimti algas galite nuo 19 iki 21 valandos. Ginklų parduotuvėje. Čia galėsite įsigyti ginklų licenciją ar nusipirkti ginklą. Kai nusipirksite automobilį, jis atsiras šioje aikštelėje. Jeigu automobilis nukrenta į vandenį ar kažkur kitur, kur jūs negalite pasiekti, jūs einate į šį pikupą, sumokite 500 litų ir jūsų dviratis jūsų automobilis automatiškai atsiras šioje aikštelėje. Taigi, einame toliau. Jeigu nėra kam parduoti savo transporto priemonės, jūs galite ją parduoti serveriui, gausite atitinkamą kiekį pinigų, parašau top. Policijos departamentas, čia taip toliau ir panašiai. Čia yra skinų parduotuvė, jūs galite nusipirkti norimą skiną, už sargą gauti pinigus. Šiame pastate jūs galite nusipirkti mašiną, dviratį, dviračio šalmą, galite pasikeisti dviračio spalvą, galite nusipirkti keturratį. Gerai, taigi pradėsime žaisti. Pirmiausia, išsikvieskime taksi. Kaip matome, stotis, visokie įdomus renginiai ir panašiai. Čia jau šaika kažkokia. Gerai, palaukime. Taigi, kadangi šis žaidėjas turi vairuotojo pažymėjimą, jums nebereiks važiuoti į vairavimo mokyklą, įlepate į taksi ir tiesiog rašite iki RC. Taksistas turėtų suprasti ir iš karto jūs nuvežti į reikiamą vietą. Taigi, mes atvykome, čia kažkiek stringa, išlepame ant marškinėlių ir mes įsidarbiname. Įsidarbinus į pirmą darbą jūs gausite pasiekimą, pasiekimų sąrašas bus per / rašyte pasiekimai ir rasite sąrašą pasiekimų, kuriuos reikia įvykdyti.
Čia yra taškai, už kiekvieną pasiekimą gausite atitinkamą kiekį taškų, surinkus 50 taškų, jūs galėsite ant peties užsidėti papūgą. Taigi, pradėkime dirbti. Šis darbas nėra sunkus, bet pradžiai jums bus kaip tik. Darbo esmė yra važinėti po checkpointus ir rinkti pinigus, pristatinėti krovinį. Gerai, pasivažinėjus po checkpointus galite rašyti /misija. Įvykdžius kiekvieną iš šių misijų jūs gausite atitinkamą kiekį pinigų. Pradėkime nuo banglenčių ieškojimo. Misijos esmė, San Fierro mieste yra 10 banglenčių, kurias turite surasti. Bus duotos užuominos. Na, pirmoji banglentė yra prie žmogaus, kuris stovi su beisbolo lazda. Na, parodysiu pirmąją banglentę, o toliau palinkėsiu jums sėkmės ieškant. Štai, čia mes atvykom. Štai banglentė, kai ją rasite, rašykite /radau, toliau gausite kitų užuominą, na ir taip toliau. Na, įvykdę misijas galite eiti pirktis automobilio. Aš nusipirksiu šiek tiek pigesnį, nes nespėjau įvykdyti misijų, o laiko nėra. Taigi, pigių automobilių turgus rasti čia. Geriausia būtų nusipirkti šį džipą. Tiesiog įlepame. Spaudžiame toliau, pasirinkame spalvą. Spaudžiame pirkti. Na, kaip ir pradžioje sakiau, mašina atsiras aikštelėje, kurią galite rasti video pradžioje. Tuoj nuvyksime visą vietą. Štai mes ir atvykome, štai mūsų mašina. Kai norite sunaikinti darbinę mašiną, rašykite sunaikinti. Galėsite sunaikinti tik darbinę mašiną ir jūsų darbo, kitų darbų mašinų jūs negalėsite sunaikinti, jeigu nedirbate tame darbe. Taigi, pradžiai geriausia būtų daryti mašiną. Na, pirmiausia, važiuojame įsimontuoti signalizaciją. Palaukime gal čia. Signalizacija jau aktyvuota ir yra, nebereikės jas pirkti. Dabar galime važiuoti užsidėti numerius ant mašinos. Numeriai ir signalizacija nėra būtini, bet jeigu norite, galite tai daryti tik dėl savęs. Tai nėra būtinybė, ir už tai nieko nebaus. Stringa. Na, štai čia visų vieta. Įvažiuojame į garažą, užlepame ant pikupo, pasirinkame numerį ir ši transporto priemonė buvo mums pirma, tai ėmame pirmą. Štai numerį, spaudžiame gerai ir palaukime, kol mašina atsiras vėl čia. Na, kaip matote, numeriai uždėti, mašina paruošta važiavimui. Na, tai tiek, sėkmės žaidime.